Kalbant apie karosų gaudymą, verta paminėti, kad tai toli gražu nėra kvaila žuvis ir norint ją pagauti reikia žinių ir sumanumo. Daugelis žvejų pripažįsta, kad karosas yra viena protingiausių žuvų. Daugelis jaunystėje prisimena, kaip jie, būdami berniukai, gaudė karosus naudodami tam tikrus triukus. Šiandien apie šias gudrybes ir pakalbėsime. Karosas yra smalsi žuvis, naudojant įprastus pašarus negalima pasiekti jokių rezultatų. O jei įmaišysite molio, žuviai iškart taps įdomu ir ateis pasižiūrėti. Tuomet karosą ir galima, šis metodas yra veiksmingas, tie, kurie žino karoso įpročius, pasakys, kad žuvis labai mėgsta česnaką. O kad jis ateitų, galite paimti keramzito akmenuką ir įtrinti jį česnaku. Žuvis tikrai prieis, nes ji negalės atsisakyti savo mėgstamo česnako. Nepamirškite, kad karosas išplaukia valandomis, tai yra ryte nuo 6 iki 9, o vakare nuo 9 iki 11 valandos. Šiuo laiku galite atvykti prie telkinio ir karosas garantuotai kibs. Karosų maistas nenuspėjamas, žvejybai reikia pasiimti kelis skirtingus masalus ir jaukus. Daugelis žmonių prisimena, kaip vaikystėje į žvejybą pasiimdavo kelis masalus nuo tešlos ir duonos iki sliekų ir musės lervų. Aukščiau buvo aprašyti karosų gaudymo patarimai, kuriais naudodamiesi iš žvejybos galite grįžti su garantuotu laimikiu.